Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Kaip ir kada paskutinį kartą pirkote naudotą automobilio detalę? Skambinote pardavėjui telefonu, o galbūt vykote pas jį susitikti gyvai? Šiandien viso to nebereikia, nes skaitmenizacija šį procesą keičia iš esmės. Dabar jums pakanka interneto ir jums reikiamą detalę atveš tiesiai jūsų rankas. O kaip visas šis procesas veikia, šiandien jums ir papasakos. Internetinė prekyba šiandien išgyvena aukso amžių, todėl natūralu čia persikelia ir naudotų automobilių detalių rinka. Tai patogu, nes savo naršyklėje įvedus naudotų detalių pardavimų platformos adresą galite ne tik surasti, ko jums reikia, bet neretu atveju pasirinkti geriausią pasiūlymą iš kelių variantų. Tačiau visa tai tik fasadas, nes kol detalė iš pardavėjo nukeliauja pas pirkėją, vyksta daug nematomų procesų. Norint tai optimizuoti ir visapusiškai pagerinti pardavėjų ir pirkėjų patirtį, vienos didžiausių naudotų detalių pardavimo platformos rrr.lt valdytojai Ovoko sukūrė tam skirtą laboratoriją. Šiuo metu esame Ovoko laboratorijoje, kurioje apmokame naujus darbuotojus, taip pat testuojamės funkcionalumą pačios mūsų sistemos ir bandome kuo aiškiau suprasti problemas, su kuriomis susiduria mūsų klientai, kurie yra pardavėjai tiek pirkėjai. Be šios laboratorijos mes tiesiog nesuprastumėm, kaip vyksta patys procesai iš abiejų pusių. Pradėję nagrinėti visą procesą, Ovoko pastebėjo tam tikras problemas. Pavyzdžiui, vienas iš svarbių dalykų pardavinėjant naudotą detalę, kad ji neturi pakuotės. Pardavėjams tenka pasitelkti išmonę arba naudoti ne visai tam pritaikytus sprendimus, bet ši laboratorija padeda išspręsti problemą. Laboratorijoje testuojamės daug dalykų, kaip galim padėti savo pardavėjams, taip pat ir faktas, kad klientai būtų labiau patenkinti mūsų paslaugomis. Tai šiuo momentu ties kuom labiausiai esam susifokusavę, tai pakavimu, siuntų pakavimu, nes ką pastebėjom, kad tiesiog nėra kaip supakuoti naudotų automobilių dalių. Naujosios taip jos keliauja, bet šiai dienai naudotam dalims tiesiog nėra pakuočių tokiom kaip durys, bamperiai. Esam šiuo metu pasileidę dar papildomą projektą, kuris vadinasi Ovoko Pack ir jame gali mūsų pardavėjai įsigyti dėžes, kad jiems būtų palengvinta ta visa siuntimo našta. Šioje laboratorijoje vyksta ir mokymai, sukuriamos realistiškos sąlygos, kurios leidžia tobulinti procesą, kad viskas vyktų sklandžiai. Nuolat atvykstantys partnerių darbuotojai atlieka visus žingsnius ir įsisavina praktiką, kurią naudoja sėkmingam savo verslo vystymui. Visa tai padeda palengvinti detalių paiešką pirkėjų ir logistinius iššūkius pardavėjų. Galiausiai atveria ir gerokai didesnę rinką. Dalių skaitmeninimas tikrai sprendžia šitą problemą. Iš pardavėjo pusės irgi yra patogiau ir iš kliento pusės yra patogiau. Visi žmonės kažkaip po COVID pradėjo mokėti vertinti savo laiką, pinigus ir pastebėjo, kad elektroninė prekyba visgi yra gan patogu principe. Aš užsisakiau, man atvežė, aš nieko nedarau, sumokėjau 3 eurus už pristatymą, jeigu tai yra kažkokia mažesnė dalis ir man pristato tą prekę. Iš pardavėjo pusės, kuom skaitmeninimas yra labai didžiulis dalykas, kad tave pasiekia visas pasaulis. Šiuo metu aš esu Lietuvoje, mažam kaimelė, galbūt kažkur šalia Panevėžio. Iš manęs prekes gali užsisakyti žmogus iš Prancūzijos, iš Italijos, iš Suomijos, iš visos Europos. Vienas iš esminių dalykų vykdant internetinę prekybą, ypač kai pardavinėjami naudoti daiktai – kokybės užtikrinimas. Šioje laboratorijoje mokomasi, kaip prekę paruošti ir pateikti pardavimui, taip pat save bei pirkėją apsaugoti nuo galimų nemalonumų. Pardavėjas prieš išardant automobilį pilnai patikrina, ar veikia, padaro diagnostiką jam, ar yra kažkokios klaidos. Jeigu matomos yra klaidos kažkokios kaip ten degalų, kuro slėgio daviklio ir panašiai, tos prekės jau tiesiog nebėra keliamos sistemoje, jos yra išmetamos, utilizuojamos ir tiek. Kai kurie pardavėjai turi papildomai įsigiję purkštukų stendus, generatorių patikrinimo stendus tam, kad tikrai užtikrinti kokybę. Ir kiekviena prekė yra individualiai fotografuojama, tai reiškia, tai, ką jūs perkate sistemoje, tai ir bus ta dalis, ką jūs gausite. Ir pirkėjas visą laiką turi teisę grąžinti prekę per 14 dienų. Naudotų automobilių detalių pirkimas šiandien nei iš tolo neprimena to, kaip visa tai vyko anksčiau. Dabar nebūtina ieškoti pardavėjo, jam skambinti ir mėginti paaiškinti, ko reikia, bei tikėtis, kad jo turima detalė yra būtent tokia, kokios jums ir reikia, nes visa ši informacija tiesiai prieš jūsų akis.
o tam, kad procesas taptų dar patogesnis, greitesnis bei tikslesnis, vyksta nuolatiniai tyrinėjimai ir bandymai.